Labadiena, Mindaugas Šeplikas. Esu Merkio slėnyje, tokioj labai gražioj vietoj, Dzūkijoje. Ir vat, mes čia darome šiandieną tokį projekčiuką. Turime paprastą namelį, toksai sodo namelis iš raščiuko tokio mažo 32 ar 20, čia net kažkur tai apie 20 gal 5 kokių storio namelis, vadinamas sodo, ir vat, yra lova. Tai aš lovą pagaminu, o namelį žmonės patys nusipirko. Ir ką mes darom, atvežiau lovą, atvežiau biteles, tai mes tiesiog sienoje tojam brūso padarom skylės 5 cm, nes pagal lovą irgi tas pats pridėjom lovą. Ir pagal lovą padarėm čia skylės. Ir viskas. Žmonės namelį susirinko, atvežiau lovą. Ir tokiu būdu apiterapijos namelis startuos šiandieną jau. Ir va, atvežtos bitutės, 3 šeimos. Tai padarysim dar lakas iš išorės. Ir sudėsim biteles ir bus apiterapijos namelis. Tokia graži vieta. Merkio slėnis. Tai va, kas važiuosite Merkio slėnį, tai čia bus taip pat ir apiterapija. Va, čia šeimininkas. Irgi. Tai va. Va taip, atsistojo lovytė. Puikiai. Skylės ten, kur reikia. Va, gal matysis laukas. Va, išgrįžiam. Dabar laikas apgyvendinti biteles. Pertvaros sudėtos. Dabar dėsim šeimeles. Na ką, bitelės jau sudėtos lovoje, 3 šeimos. Vat, jos jau čia gyvena. Sudėjom, padarėm lizdus. Tolimesniam plėtimusi viena per vidurį, viena priekį ir viena gale. Vat, startuos. Po trupučiuką jau šiandien turbūt jau startuos. Ir va čia vat iš kitos pusės vat sudėjom lentas tokias, kad jos dar pradžioje orientuotųsi, po to tas lentas greičiausiai nuimsim, padarysim gražias prielakio lenteles ir bus jau gražu. Ir va, jau bitelės, jau va čia paskutinę va ką tik šeimą suleidom. Va, jos dabar jau džiaugiasi naujais namais. Va, pratinasi, vedina lizdą. Ten va jos ir gyvens. Va, viena, antra ir trečia, ta vidurinė ramiausia, kol kas viduj visas, o šitas jau skraidžioja. Tai va, toksai linkim sėkmės šiam apiterapijos nameliui. Va, ačiū Jums už dėmesį ir iki.